Sveiki, mėly mano klausytojai. Šiandien ir vėl kviečiu pasiklausyti lietuviškų pasakų. Mergaitė iš jūros. Vienas tėvas turėjo 2 sūnus. Kai tėvas numirė, vaikai liko prie svetimų žmonių ir varge augo. Kartą šeimininkė vieną tų vaikų pasiuntė į lauką nešti pusryčius. Vaikas buvo dar visai nedidžiukas, eina su puodais, negali jų panešti. Kiek laiko vargęs, pastatė puodus ant kelio, o pats nuėjo, kur akys veda. Ėjo, jau ir valgyti šalko, ir kojas pavargo, atsisėdo pakelėje atsikvėpti, žiūri, kažin kokia duobiukė, gal piemenų bežaidžiant iškasta. Toje duobiukėje skruzdėlė, nusitvėrusi kažkokį šapiuką, vis lipa į viršų, lipa ir vėl atgal įkrinta. Vaikas paėmė ant lazdos galo ir iškėlė skruzdėlę iš duobiukės. Kai iškėlė, ta skruzdėlė jam sako: dabar imk tą šapiuką ir paslėpk, o kai tau bus bėda, tai įmesk šapiuką į žemę ir aš ateisiu tau į pagalbą. Vaikas pasiėmė šapiuką, paslėpė ir pagalvojo pats savo vienas: menka man iš jos pagalbininkė. Ir vėl jis eina tolyn. Priėjo nedidelį upelį, atsisėdo ant kranto, kojas į vandenį įleido ir ilsisi. Žiūri jis į vandenį, kad atplaukė žuvis, kaip griebė su rankomis ir sugavo tą žuvį. Labai apsidžiaugęs, sako pats sau: kursiu ugnį, išsikepsiu ir pavalgysiu. O ta žuvis jam sako: nekepk tu manęs, verčiau pasiimk 3 mano žvynus, o kai tau bus kokia nelaimė, pamerk tos žvynus į upę ar jūrą ir aš ateisiu tau į pagalbą. Vaikas paklausė, nekepė to žuvies, tik pasiėmė 3 žvynus ir paslėpė. Eina jis dabar toliau, beidamas pamatė labai puikų dvarą. Atėjęs vaikštinėja po tą dvarą, ar negaus kur valgyti. Užmatė jį dvaro užvaizdas, paklausė, kas jis toks ir iš kur. Vaikas pasisakė neturys nei tėvų, nei namų ir nežinas, kur einas. Tada užvaizdas pasikalbėjo su savo ponu ir paliko tą vaiką dvare tarnauti. Jau išbuvo vaikas tame dvare metus ar 2. Ponas, matydamas jį ištikimai tarnaujant, paėmė arčiau savęs į rūmus, už liokajų, o tas ponas buvo dar nevedęs ir labai plačiai važinėjo po pasaulį, ieškodamas savo mergaitės, bet niekaip negalėjo rasti, nes jam visos buvo negražios. Vieną kartą jis su savo liokajum nuėjo į jūrą maudytis ir pamatė vandenų mergaitę. Ji ponaičiui labai patiko, sakėsi niekur kitur tokios gražios nematęs. Kaip nori, daryk, paliepė ponaitis savo liokajui, aš viskam duosiu pinigų, tik būtinai sugauk man iš jūros tą mergaitę. Jūroje netoli krašto buvo sala. Tai liokajus sugalvojo, kad toj saloj reikia pastatyti gražius namukus, visą vidų dailiai išpuošti, ant stalo pridėti gardžių gėrimų, o kai viskas bus padaryta, vienam žmogui reikia ten pasislėpti. Ta mergaitė pamačiusi namukus ir įsiveizėjusi, kad ten negyvas daiktas, ateis artin pažiūrėti, o ateisi turėsi eiti į vidų. Radusi viduj dar gražiau papuoštą, ji užsižais. Tuokart reikia pašokus duris uždaryti ir ją sugauti. Toks sumanymas ponaičiui labai patiko. Kaip liokajus sakė, taip viską liepė padaryti. Paskui nusiuntė liokajui ten saugoti, tą vandenų mergaitę sugauti ir jam parvežti. Nuėjo vaikinas saugoti, laukė 1 dieną ir kitą. Ateina iš jūros mergaitė pažiūrėti. Kai tik į vidų įėjo, greit jis duris uždarė, sugavo ją, tojau į laivą ir veža ant kranto. Ta mergaitė turėjo ant rankos žiedą. Tai paėmė tą žiedą, perkando,
Vieną pusę įmetė į vandenį, o antrąją savo pasiliko. Kai parvežė ją ponaičiui, tas žiūri, kad ji labai graži, tik nemoka šnekėti. Metus ar 2 ją mokė ir tiek išmokė, kad jau viską galėjo susikalbėti. Dabar ponaitis jau ves tą mergaitę, o to ji vis nenori už jo eiti ir pyksta ant Liokajaus, kam ją sugavo. Ji taip sako tam savo sužadėtiniui: paimk aguonų pūrą, pasėk darže ir užakėk, o tas Liokajus, kad toks gudrus, tegul išrenka, tada aš tekėsiu už tavęs. Ponaitis to jau taip ir padarė. Pasėjo aguonas, o Liokajui liepė išrinkti. Ką dabar turi daryti tas vargo vaikelis? Pasėmė maišą, nuėjo į daržą, pasidairė, nei tų aguonų matyti, nei vienos, nei nieko, ką ten išrinksi. Atsisėdo ir verkė pats savo kalbėdamas: kas čia jas išrinks, nebent tik vienos skruzdėlės galėtų išrinkti. Taip savo pagalvojęs atsiminė, kad prieš kelerius metus skruzdėlė jam to šapiuką davė. Suieškojo tą šapiuką ir įsmeigė į žemę. Kai tik įsmeigė, tuoj atsirado skruzdėlė ir sako: ar aš nesakiau, kad šauksis mano pagalbos? Ta skruzdėlė pasivadino daugiau skruzdėlių, visos ėmė rinkti aguonas, per kelias valandas surinko ir Liokajus jas parnešė savo ponaičiui. Ponaitis suseikėjo visą pūrą, rado ir nunešęs parodė vandenų mergaitei, kad viskas jau padaryta, kad dabar ji turi tekėti. Bet mergaitė pasakė, kad Liokajus dar turės parnešti tą pusę žiedo, kur jį jūroje paskandinusi. Ponaitis tuoj nusiuntė Liokajų, kad žiedą atrastų ir parneštų, o jei neparnešęs, tai būsiąs labai nubaustas. Vaikinas ką veiks? Eina prie jūros, nuėjęs dairosi, ką ten padarys, kaip įbris. Verkia atsisėdęs ir sako pats savo: čia niekas kitas neras, kaip tik žuvelis. Tai pasakęs, atsiminė, kad žuvis jam davė 3 žvynus ir žadėjo pagelbėti. Susirado tos žvynus ir pamerkė į vandenį. Kai tik pamerkė, to jau žuvis atplaukė ir sako: ar aš nesakiau, kad galėsi tau kada pagelbėti? Ta žuvis pasivadino daugiau žuvų ir visas nuplaukė ieškoti žiedo. Neilgai trukus atnešė jam tą žiedą, o vaikinas su džiaugsmu parnešė jį namo ir atidavė ponaičiui. Dabar ponaitis vėl prašo vandenų mergaitę, kad tekėtų už jo. O jis sako: padaryk kokį indą uždaromą tokio didumo, kad galėtų žmogus išsitekti. Paskui pašildyk pieno, pripilk ir išsimaudyk. Tuokart aš eisiu už tavęs. Ponaitis liepė viską padaryti kuo greičiau. Kai tik jis įlindo praustis, mergaitė pribėgo, uždarė indą ir tą savo jaunikį nutroškino. Tada sako Liokajui: dabar būsime abudu laisvi, nes jis mus abu vargino. Tu man leis grįžti atgal į jūrą, o pats eik savo į pasaulį. Vaikinas palydėjo mergaitę lig jūros, pats sugrįžo į dvarą ir sako savo: kam aš pėsčias eisiu, pasikinkysiu kokią kumeliukę ir važiuotas į pasaulį išvažiuosiu. Pasėmė į vaško kumeliukę, pasikinkė į molinį brikiuką, apsivalkstė popieriniais drabužiais, kojas apsėvė stikliniais batais, nusitvėrė kirmelių botagą ir išvažiavo. Kai jis išvažiavo, sutiko gaidį. Norėjo sukirsti su botagu, gaidys pagavo ir sulėsi tą botagą. Bevažiuojant pradėjo lyti. Ėmė ir sugriuvo molinis brikiukas, sutižo popieriniai švarkai. Kur jis dabar dėsis? Užsisėdo raitas ir joja. Pasidarė jam šalta. Pamatė pamiškėj ugniukę, nujojo pasišildyti. Kaip lipo nuo kumeliukės, sudužo stiklo batai. Pririšo kumeliukę netoli ugnies prie medžio, apšilo vaško kumeliukę ir sutirpo. Paliko pats vienas ir dar nuogas. Tuokart ėjo prie žmonių,
gavo drabužius ir triūsė plušėjo, kaip ir visi varguoliai žmogeliai. Kaktoj saulė, pakaušiai mėnuo, iš šalių žvaigždės. Buvo vienas karaliūnas, netoli jo dvaro stovėjo grytelė, o toj grytelėj gyveno 3 mergos raganos. Karaliūnas vis būdavo eina pro tą jų grytelę pasivaikštinėti, o eidamas pasiklauso po langu. Sykį viena iš tų mergų vėlė skrybėlę ir veldama taip sako: kad mane karaliūnas imtų, aš jam duočiau šitą skrybėlę. Kai jis tą skrybėlę užsidėtų, tai jis nieko nematytų, o kur kare nė kulkos neimtų. O antra sako, ausdama šilko staltiesę: kad jis mane imtų, aš jam duočiau šitą staltiesę. Kai tą staltiesę patiestų ant stalo, jam būtų valgyti ir gerti. O trečia tų mergų sako: o kad mane karaliūnas imtų, aš jam pagimdyčiau 3 sūnus, būtų kaktoj saulė, pakaušiai mėnuo, iš šalių žvaigždės. Karaliūnas vis klauso, ką tos mergos šneka. Pirmųjų 2 pažadai niekais nuėjo, o ši trečioji, kur žadėjo tuos 3 vaikus pagimdyti, jam patiko. Tuojau liepė pašaukti ją į savo dvarą ir ilgai trumpai nelaukdamas ją vedė. Netrukus karalius turėjo išjoti į karą. Išjodamas sako savo pačiai: reikia pašaukti bent vieną tavo seserį, su ja tau bus smagiau. Karalienė nenorėjo, nežinojo, kad seseris jai gyvenimo karališko pavydė, bet kad karalius liepė, tai turėjo pašaukti. Karaliui bekariaujant gimė sūnus. Kaktoj buvo saulė, pakaušį mėnuo, iš šalių žvaigždės. Kai tik kūdikis gimė, karalienės sesuo jį nugriebė ir išmetė pro langą. Vaiką nunešė vėtra, o į jo vietą toji ragana paguldė ožiuką ir tuoj nurašė karaliui: tavo pati sakė, kad pagimdys sūnų, saulė, kaktoj, mėnuo, pakaušiai, iš šalių žvaigždės, o dabar gimė sūnus su ragais. Karalius, gavęs tokį laišką, liepė gimusi sūnų nužudyti. Parjojęs iš karo, pagyveno kelis mėnesius ir vėl kitas karalius pašaukė jį kariauti. Išjodamas karalieniai taip sako: bus tau smagiau su seserė, reikia ją vėl pašaukti. Karalienė, žinodama, kad anoji vėl tai padarys, jos nenorėjo, bet karalius nieko nežinojo ir liepė ją pavadinti. Kai išjojo į karą, tuosyk vėl gimė sūnus, kaktoj saulė, pakaušį mėnuo, o iš šalių žvaigždės. Sesuo ragana tą kūdikį vėl išmetė pro langą ir jį nunešė vėtrą, o pas karalienę paguldė ožiuką ir tuojau parašė karaliui, kad gimęs ožys. Karalius liepė ir tą nužudyti. Sugrįžo namo iš karo, vaikų nėra, bet ką daryti? Reiks, sako, dar pažiūrėti, kas bus toliau. Pagyveno su pačia vėl kelis mėnesius, kaip prieš nelaimę, pašaukė į kitas karalius į karą. Pas karalienę ir dabar paliko jos seserį, o kai gimė sūnus, toks pat gražus kaip ir pirma, toji ragana išmetė kūdikį pro langą ir sugriebus kažin kokį laumiuką paguldė jo vieton. Paskui parašė karaliui, kad gimė 3 sūnus, tarytum žmogysta, bet ir tas nei šioks, nei toks. Karalius, gavęs tokią žinią, atrašė atgal: tegul būna gyvas iki man sugrįžtant. Sugrįžo karalius namo, sako savo pačiai: sakei tu man, kad pagimdysi 3 sūnus, kaktuose bus saulė, pakaušį mėnuo, iš šalių žvaigždės, o dabar kas? 2 pagimdei gyvulius, o 3 neva žmogysta, bet ir tas nei šioks, nei toks. Eik sau su tuo vaiku. Ir ją išvarė, o pats vedė tą kitą raganą. Eina karalienė su tuo vaiku, nuėjo į girią ir ten gyvena. Ilgai trumpai jį paaugino, jau tas bėgioja po girią. Vieną sykį išbėgo šaknelių pasirinkti. Rado tokį senuką, kertant malką su vario kirveliu.
Paėmęs tą kirvuką, vaikas klausė: ką tu, senuk, su šito kirvuku veiki? Sako senukas: ką paliepiu tam kirvukui, tai jis viską padaro. Vaikas pradėjo prašyti, kad jam duotų tą kirvuką. Ilgai trumpai prašomas, atidavė jam senukas vario kirvelį. Parsinešė jį vaikas pas motiną, sako: kirvuk, kirvuk, nešk mus pas marias. Kirvukas to jau nunešė juos prie marių. Sako vėl vaikas: kirvuk, kirvuk, kad čionai būtų mums labai gražus dvaras. To jau stojo pamary toks gražus dvaras, kad kito tokio dvaro visoje žemėje nebuvo. Gyveno jie dabar linksmai, džiaugiasi. Vieną sykį atvažiavo per marias pirkliai, vaizbūnai iš kitos žemės. Žiūri, kiek sykių tais keliais važiavo, niekad čionai nebuvo tokio gražaus dvaro. Užėjo į dvarą, pernakvojo, rytą sako: mes važiuojam pas karalių. O tas vaikas atsiliepė: aš pasiversiu diržu, apsijuoskit mane ant pilvo, tai ir aš girdėsiu, ką šneka tame karaliaus dvare. Gerai, galėsi važiuoti. Pasivertė vaikas diržu, apsijusė jie vienas vaizbūnas ant pilvo, nuvažiavo pas karalių. Pasakoja tie vaizbūnai karaliui: kiek sykių važiavom šitais keliais pas jūs ir niekad nebuvo pamary tokio gražaus dvaro, koks dabar stovi. Karalius sako: kai jūs grįšit atgalios ir aš važiuosiu su jumis pažiūrėti. O toji pati, kaip ragana, viską žino, tai sako: ko tu ten važiuosi, ana mes važiuosim pažiūrėti ten ir ten už marių, kur yra vyno šulinys ir sidabro obelis su aukso obuoliais. Karalius paklausė pačios, nevažiavo su vaizbūnais, o vaikas, kai tik išgirdo, kur tas šulinys su obelim, to jau nusileido nuo pilvo ir sako kirvukui: kirvuk, kirvuk, nešk mane pas tą šulinį. Kirvukas to jau nunešė jį pas šulinį. Pamatė vaikas, kad tokia graži obelis ir vyno šulinys, sako: kirvuk, kirvušk, nešk tą šulinį ir tą obelį į mano dvarą, pas mano motiną. Kirvukas viską nunešė į dvarą. Važiuoja antrusį tie vaizbūnai pas karalių, užėjo vėl į dvarą nakvynės. Žiūri, stovi sidabro obelis su aukso obuoliais, o iš šulinio vynas kvepėte kvepia. Pernakvojo vaizbūnai, o rytą vaikas jiems sako: aš pasiversiu šaliku, užsinerkit mane ant kaklo, tai ir aš girdėsiu, ką šnekės karaliaus dvare. Gerai, gali važiuoti. Pasivertė vaikas šaliku, užsinėrė vaizbūnas jį ant kaklo, nuvažiavo pas karalių. Pasakoja vaizbūnai tam karaliui, kad jau gražus dvaras prie marių, tai gražus, bet tame dvare dar stovi sidabro obelis su aukso obuoliais ir vyno šulinys, o tas vynas kvepėte kvepia. Karalius sako: kai jūs grįšit, važiuosiu ir aš pažiūrėti. O karalienė išgirdus atsiliepė: na, važiuosis ten, geriau važiuosi mūdu ten už marių, kur yra toks stulpas, o ant to stulpo katinas, kai į viršų lipa, dainas dainuoja, kai į apačią lipa, pasakas seka. Karalius jos paklausė, nevažiavo su vaizbūnais, o vaikas nusinėrė nuo kaklo, sako: kirvuk, kirvuk, nešk mane pas tą stulpą. Kirvukas jį ir nunešė. Kirvuk, kirvuk, dabar nešk tą stulpą katiną ir mane į mano dvarą. Kirvukas tuo jau juos nunešė į dvarą. Ar ilgai, ar trumpai trukus, važiavo vėl tie vaizbūnai pas karalių. Vaikas jiems sako: imkit ir mane kartu, girdėsiu ir aš, ką ten šnekės. Gali važiuoti. Vaikas pasivertė skepetaitę, vaizbūnas ją įsidėjo į kišenę, nuvažiavo pas karalių ir pasakoja: koks dailus dvaras prie marių, jame yra vyno šulinys ir sidabro obelis su aukso obuoliais. Bet dar, kad matėm, stovi stulpas, o ant to stulpo katinas, kai viršų lipa, dainas dainuoja, o kai žemyn lipa, pasakas seka. Karalius sako: važiuosiu pažiūrėti.
Ana, važiuos jis tenai, atsiliepė išgirdus karalienė. Geriau mes važiuosim į tą sodą, kur 3 vaikai labai gražus, saulė kaktuose, mėnuo pakaušios, o iš šalių žvaigždės. Karalius išgirdęs apie tokius gražius vaikus, jau nevažiuoja pas katiną, jau važiuos pas tuos vaikus. O vaikinukas sako kirvukui, kirvuk, kirvuk, nešk mane namo. Sugrįžęs namo sako motinai, paimk nors kiek savo pieno, užmaišyk ir iškep 3 pyragaičius. Toji užmaišė pyragaičius su savo pienu ir iškepė. Vaikas tos pyragaičius pasiėmęs sako, kirvuk, kirvuk, nešk mane pas tuos vaikus. Kirvukas jį nunešė. Vaikinas sode pametė viename daikte vieną pyragaitį, kitam daikte kitą, trečiam trečią. Rado tie vaikai vieną pyragaitį, susilaužė visi 3, valgo ir giria. Mūsų motinos pienu kvepia tas pyragas. Taip pat sakė, radė 2 ir 3 pyragaitį. Dabar pasirodė jiems tas vaikinas sako, aš jūs nugabensiu pas jūsų motiną. Kirvuk, kirvuk, nešk mus visus į mano dvarą. Kirvukas to jau jos nunešė pas jų tikrą motiną. Netrukus važiuoja vėl tie vaizbūnai. Vaikinas jiems sako, važiuosiu ir aš pas karalių paklausyt, ką šneka. Aš pasiversiu žiedu, galėsiu užsimauti ant piršto. Gali važiuoti, sako vaizbūnai. Nuvažiavo pas karalių ir pasakoja. Prie marių koks dvaras gražus, vyno šulinys taip ir kvepia, o sidabro obelis aukso obuolius veda. Ir dar tame dvare yra 3 vaikai, saulė kaktuose, mėnuo pakaušios, o iš šalių žvaigždės. Taip, pasakodamas, vaizbūnas pasidėjo ant kelio ranką su žiedu. Iš kur bus, kur nebus, ateina per rūmus karaliaus višta. Ko, o ta višta buvo pasivertus karalienė ragana. Priėjus prie vaizbūno, tik džiugti žiedą, ėmė akį ir išlupo. Dabar jau tas žiedas nebegali žmogum atvirsti. Tuo tarpu karalius, pačios nebesudraustas, ėmė ir nuvažiavo su vaizbūnais į tą dvarą pažiūrėti. Pažino iš čionai savo pirmutinę pačią, pamatė savo gražiosius vaikelius ir visas kitas grožybės. Bet vaizbūnai pasakojo, kad višta prarijo žiedo akį, o tame žiede buvo vaikinas, kuris viską padarė. Tada sugrįžo visi atgal, vištą pusiau perplėšė, akį išėmė, pradėjo prie žiedo, prilipo ir vaikinas stojo gyvas. Paskui vėl nuvažiavo į dvarą prie marių, iškėlė didelę linksmą puotą ir pasiliko tame dvare karaliauti. O tas katinas ir po šiai dienai, kai lipa į viršų, dainas dainuoja, o kai lipa žemyn, vis pasaka seka. Tai ačiū mano mieli klausytojai ir iki kitų susitikimų.